Sveiki gyvi. Taip, tai šiandien laidoje turime naują svečią ir pakalbinsim iš tikrųjų tokia įdomia tema. Tai su Arūnu esam pažįstami, vis susitinkam kažkurioje tai pasaulio šaly ir pamačiau Arūną ir galvoju dvi temos. Nes žinau, kad yra badavęs, kartą peržiūrėjau YouTube'e Arūno video apie badavimą ir galvoju, būtų įdomu pakalbinti. O kita tema yra kelionės, bet ją turėsime vėliau, nes Arūnas labai daug keliauja. Tai reiškia šiandien apie sveikatą ir apie badavimo naudą sveikatai, kodėl tai yra žmogui reikalinga ir sveikas Arūnai, tai gal galėtum kažką papasakoti savo patirtį apie būtent badavimą, mitybą, sveikatą. Gerą dieną visiems. Man uždavė tokį klausimą pačioj pradžioj, sako, ar galėsiu paklausti, kiek metų. Aš pasakysiu, kiek man yra 60 metų. Nereikėjo net klausti. Ir dažniausiai žmonės susidomė sveiko gyvenimus būdu ir keičia savo mitybą ir pradeda kažkokiu tai askezių užsiimti askezės ar daryti kažkokius tai su savim sveikatos gerinimo būdus, kada jau prispiria gyvenimas, prispiria sveikatą, kada tau problemos atsiranda. Bet retai kam papuola ir retai kas nori tai daryti, kol dar nėra tau gyvenime problemų. Tai man unikali galimybė pasisekė, kad aš 2013 metais 2012 metais meluoju, 2012 metais man papuolė galimybė sudalyvauti sauso badavimo mokykloje. Tai buvo atvykus viena moteris iš Karpatų, kuri organizavo Nidoj sauso badavimo mokyklą ir aš praėjau tą mokyklą ir pirmą kartą sausai badavau 8 paras gyvenime. Tai atrodytų, kad kaip ir, jeigu paimsim Google, paguglinsim, rašo, kad po 4 parų žmogus jau palieka kūną, iškeliauja, jau tiesiog miršta, bet čia grina neteisybė. Tiesiog, mažai kas tokių dalykų yra daręs. Ir daug kas labai stipriai pasikeitė po tos mokyklos. Iki to laiko vis tiek esi užterštas, juk žmogus tu valgai, kvėpuoji ir automatiškai tas maistas dažniausiai būna, jis nėra visiškai švarus, kad ir tu pirki ir Himalajuose tą patį maistą, bet vis tiek bus kažkokios trąšos naudotos, dakas kurs. Ir į tavo organizmą papuola tie visi toksinai, kurie metais kaupėsi visi tie šlakai ir juos kažkokiu tai būdu reikia išvalyti. Tai vienas iš būdų tai yra badavimas, tai po to 8 badavimo aš tiesiog pasijaučiau, kad pas mane sparnai atsirado, aš pradėjau skraidyti. Jo, bet įdomu, ar tu taip iš karto, taip šiandien kaip gyvenu ir iš karto į badavimo mokyklą? Jo, iš karto. Prieš dieną buvo pasiruošimas dar prieš patį badavimą, tai mūsų buvo toksai lengvesnis maistas, žaliavalgiškas maistas, nes po to žaliavalgiško maisto iš karto pradėjom badauti, bet labai svarbu, kad pirmą kartą tai darant, turi būti aplinka atitinkama, turi būti supantis tave žmonės irgi atitinkami, to pačio noro, to pačio pasiekimo, tada tave palaiko viskas. Plus dar lektorius būdavo, kuris, ta moteris, kuri visą tą dalyką organizavo, jinai kiekvieną vakarą paskaitos būdavo, po pietų paskaitos, filmai kažkokie viską. Tai tave tiesiog visą tą palaikymo komandą, tau žymiai lengviau tą dalyką daryti. Vienas pats nebūtum taip, turbūt. Ne, vieną kartą niekaip negalėčiau išbūti, nes tiesiog nebuvo dar patirties. O dabar, kai patirties jau yra, tai esu dar daugiau badavęs. Bet čia tai reiškia buvo 2012, tai prieš 13 metų, ne? Galima parodyti, Arūnas atsinešė nuotrauką. Tai aš dabar tik pamačiau iš tikrųjų, nes ne taip senai pažįstu, bet to prasme pasižiūrėjau, tai kosmosas kažkoks. Čia, žinot, kaip iš tikrųjų mes per vieną gyvenimą galim nugyventi keletą gyvenimų, iš tikrųjų tai čia nieko nėra keisto. Šitokioj, kaip šiais laikais, kai viskas taip greitai sukasi ir mes keičiamės kiekvieną dieną. Tai čia toks vaizdas, kad vienas žmogus, kuris numirė tarsi, paliko kažkokią sąmonę ir sakau, čia visai kita sąmonė. Ar tame tarpe buvo kažkas dvasiško, kažkas tokio dar šalia, ar tik mityba?
Automatiškai gausiu taip, kad aš 2012 metais perskaičiau knygą Viktoro Kulvinsko, tai Lietuvos išeivis iš Lietuvos, kuris parašė knygą Žaliavalgių Biblija, tai vadinama, kaip išlikti 21 amžiuje. Tai Žaliavalgių Biblija ir jinai bestselleris išversta į daugumą pasaulio yra kalbų ir tą knygą, kada perskaičiau, aš supratau, kad aš beveik didžiąją gyvenimo dalį, iki to meto, kol susidūriau su tą knygą, aš gyvenau neteisingai. Nors atrodžiau, kad ir saikingai tą alkoholį vartojau, ir maistą vartojau normalų, visavalgis buvau ir sportuodavau, viską palaikydavau, bet kai aš perskaičiau tą knygą, aš supratau, kad aš, kaip ta žvakė yra, žvakę turi iš vienos pusės degti, o aš iš abiejų galų uždegęs deginau, tą žvakę, kad greičiau sudeginti tau savo gyvenimą, gyvybinę energiją. Kai tą knygą perskaičiau, aš pradėjau po truputėlį žaliavalgiauti, po to suintensyvėjo tas žaliavalgiavimas ir jau po pusmečio aš buvau 100% žaliavalgis. Ir tuo momentu į Lietuvą buvo atvykęs tas pats Viktoras Kulvinskas, su kuriuo teko asmeniškai susipažinti ir bendrauti, ir dar daug įdomių iš pasaulio žaliavalgių, nes vyko Lietuvoje konferencija žaliavalgių. Ir buvo pastatytas Kruopiuose, tai mūsų turbūt viso pasaulio žaliavalgių pradininkai, o Onai Varapickaitei, kuri pradėjo tą žaliavalgiavimo judėjimą visame pasaulyje. Ir automatiškai po to viso susipažinau su ukrainietė, kuris suorganizavo šitą badavimo kursus Nidoje ir kuriuose sudalyvavau. Bet įdomu, ar čia buvo kažkas, tu sakai, kad nebuvo kada, ne, kaip sveikata, kažkas labai blogai, taip ne, su sveikata nieko problemų nebuvo, aišku, ten būdavo kaklas kažkiek, tai jeigu palankstai patraški, suregėjimas pradėjo po truputėlį jau silpnėti, bet su sveikata jokių problemų aš nejaučiu, tiesiog, kada pradėjau žaliavalgiauti, automatiškai atsisakiau visų produktų, kurie turi smurtą, tai mėsos, žuvies tenai, kiaušinių. Ir automatiškai pas tave atsirado kitos energijos. Tu žymiai daugiau energijos, jėgų turi, nes tu neužterši taip stipriai savo organizmu. Ir automatiškai atsirado pas tave daug energijos, tu nežinai, iš kur jinai ateina, nes supratimas dar pas tave mažas yra, žemas lygis. Ir automatiškai norisi kažko tai naujo išbandyti, kažką tai pajaust. Tai pradėjau daugiau aš melstis Jėzui Kristui prašyti, kad duotų mano gyvenimą tikslą, kodėl aš čia esu, dėl ko aš esu, koks mano paskirtis, viską. Tai automatiškai ir mane nukreipė reikiamomis kryptimis. Tai čia labiau toks būtų kaip tiesiog prasmės ieškojimas gyvenime, taip. Nebuvo prasmės tau ten, nežinau ką darėjai, turbūt verslas kažkas. Tai taip, toks... automatiškai verslas buvo, bet tai tuo metu, kaip sakant, mano visas verslumas ir baigėsi, nes atsirado taip, kad aš pradedau visą verslą ir pradedau tuo metu šeimą. Ai, tai va, daug tokių dalykų. Jo, labai viskas sutapo, nes mylimiausi dalykai buvo tai šeima ir verslas ir aš viską praradau ir, kaip sakant, atsiradau tuščioj vietoj. Čia, tai, iš tikrųjų, nes jeigu taip daugiau pasidomėsime, vis tiek visi čia, kurie klauso, dauguma tikrai yra arba susidūrę, arba jau kažkokį tą savo kelią atrado, arba dar tik ieško, nes viena yra atrasti, o kita yra ieškoti. Tai dažniausiai vis tiek mes patiriam kažkokį tai dugną, ne? Tai yra dažniausios priežastys, tai šeimos iširimas, mirtis, bankrotas, dar kažkas, aišku, visiems skirtingai, nes būna ir kitokių atvejų, nebūtinai tik iš dugno, bet kaip sako, iš dugno to, kai tu turi šeimą, tu turi kuo rūpintis, tu turi verslą, tu eini į darbą, o dabar vieną dieną nieko nebeliko, visa ta materija dingo ir ką dabar daryti, bet, sakykime, tai skamba baisiai, ne iš karto prarasti ir verslą, ir šeimą, bet šiai dienai, kaip tu vertini, tai kad tai buvo reikalinga vis tiek, ar... Tuo momentu man buvo labai sunku, be galo sunku ir turbūt buvo mano gyvenime pats didžiausias išbandymas. Ir 2013 metų pavasaris man buvo pats sunkiausias pavasaris visame gyvenime. Aš be galo džiaugiausi, kai išgirdau pavasarinius vyturėlius pirmus, čiulbant ir pranašaujant, kad ateina pavasaris. Ir buvo tikrai labai sunku išgyventi ir
Ir džiaugiuosi, kad aš iš tikrųjų, kad va tai viskas netgi atsitiko, nes aš savo noru nebūčiau nei šeimos palikęs, nei verslo palikęs. Ir vėliau, skaitant šventraščius, įsigilintas į dvasinę literatūrą, aš supratau, kad aš gavau aukščiausią viešpaties malonę, kad viešpatis iš mane viską paėmė, kas man buvo brangiausia, kuo aš pats tikrai savo norų tikrai nebūčiau atsisakęs. Ir nežinau, aš tokių žmonių nepažįstu savo gyvenime, kurie savo norų atsisakytų. Va. Tai aš be galo esu dėkingas jam, kad jisai tokį dalyką padarė mano gyvenime, kad davė aukščiausią malonę. Ir be galo dėkingas esu savo moteriai, jai žemai lenkiuosiu, su kuria gyvenau vaikų mamai, kad jinai prisėmė tokią didelę atsakomybę pati auginti vaikus, nes pas mane yra sūnus ir dukra, dvynukai, jiem dabar jau 15 metų. Vat. Ir jinai irgi man, kaip sakant, palydėjo ir tiesiog gražiai statė už durų ir aš dabar esu jai be galo dėkingas. Pradžioje aš to nesupratau, aš labai pyktį didelį laikiau, o dabar aš tikrai dėkoju jai be galo ir visada meldžiuos, kad jai duotų Dievas sveikatos ir stiprybės. Matot, kaip iš tikrųjų, ką mes be praktikuotumėm, kokiais keliais beitumėm, turbūt tas dėkingumas yra, net negalim sakyti, kad pirmoji vietoje, bet tai yra be galo svarbus dalykas, ne? Kad ir kartuoji mantrą, kad ir kažką darai ir tada vėl puoliai tą dėkingumą už viską ir vėl ten, nėra taip, kaip žmonės galvoja, kad tu eini dvasiniu keliu ir kad kažką atmeti. Viskas tas pats, ne visose praktikose yra tie pati dalykai. Taip, negalima jokių pykčio laikyti, nes tas pyktis tave sugriauš. Aš to nesuprasdamas, aš metus laiko gal pyktį laikiau, bet po to daug melsdamasis ir prašydamas viešpaties malonės iš mane tą visą pyktį, visą pagiežą paėmė tiesiog. Ir aš supratau, kad aš turiu tiesiog dėkoti ir džiaugtis, kad taip atsitiko, o nelaikyti pyktį. Bet tai irgi viskam turi laikas būti ir turi suprasti ir suvokti ir turi aplinka tavo būti atitinkama ir literatūrą kažkokią skaityti, kuri tau atveria akis ir tu tada pradedi suprasti, kaip kas yra gyvenime. Jo, mes turim iš tikrųjų čia daug kur galbūt skaitot, matot, rašo, visi per savo visokią prizmę, bet iš tikrųjų yra toks dalykas, kad dabar tas pasaulis tikrai jisai labai labai atsiveria tą žmonių sąmonę, kaip sakoma, ne kai buvo Jėzus. Jėzus iš tikrųjų, taip kiek mes žinom, aišku, daug ir sumeluota yra, bet nesvarbu, kaip meldžiantis per Jėzų, mes vis tiek, kadangi per Dievui atsidavusi, tai reiškia Dievui nieko nėra brangiau negu jam atsidavęs. Tai būtent per atsidavusi, kuris, sakykime, Jėzus irgi buvo atsidavęs, tik tiek, kad tais laikais, tai tuo amžių barbarų laikais, tai sakykime, mes ir žinom iš tada galbūt Jėzų, bet ten buvo labai labai žema žmonių sąmonė. Pažiūrėkit, kaip ten visi nukryžiavimai ir taip toliau, į ką tai išsivystė ir plus kiek Jėzus galėjo tų žinių perduoti tai tokiai sąmonei. Šiai dienai mes iš tikrųjų turim šitam pasauliu aukščiausias žinojimą, aukščiausias dvasinės praktikas ir iš tikrųjų, kodėl taip įvyksta, ne iš karto atrodo, kodėl žmogui taip nutinka, žmogus gyveno gyvenimą ir vieną dieną taip ir iš tikrųjų tai daugam taip vyksta, tikrai daug kas klausysit ir galvosit čia apie mane, nes dažniausiai šeimoje, aišku, viską atėmė, o kitas variantas yra, kada šeimoje jau siela pradeda šauktis, tarkim, daugiau moterims taip įvyksta, moteris jau iš tos sąmonės iš vyro negauna, nes vyrui rūpi tik tai padangas prisimontuoti dažniausiai ir jos jau labai stipriai eina tuo dvasiniu keliu, tarsi ieško kažko. Bet tai būtent reiškia įvyksta pirmiausia dėl to, kad ne taip kaip senais amžiais, senose civilizacijose vyrai eidavo dvasiniu keliu ir moteris tuo pačiu gaudavo ir tą dvasinį ir jinai tokia pripildyta, jos siela viduje vis tiek jaučia, kad kažkas vyksta ir pripildyta. Dabar nebegauna ir kadangi daugėja tų žmonių, kurie atlieka vienokias ar kitokias dvasinės praktikas, o iš tikrųjų labiausiai, kai bebūtų palaiminta Hare Krishna mantra, Maha mantra, didžioji Čaitanija Mahaprabhu ir įsivaizduokit pasaulyje dabar kokie jau maždaug, sakykime, 10% gal netgi netoli gali būti, kad šitą mantrą dainuoja, kartoja. Ir kadangi mes esam tokioje vis tiek vienoje erdvėje, kaip Žemės planeta, ne, ir kažkas kitam gale jau mantrą kartoja, reiškia plečiasi sąmonė. Tas žmogus, būdamas čia, jisai visos visatos sąmonę išplečia. Ir paima ir kažkas nutinka, ta prasme, visi mes čia būdami tą gaunam. Ir iš vieno galbūt tarsi šeimą atima, kitam kitokiais keliais veda, bet čia yra atsakymas, kas čia nutiko, kodėl aš negaliu tiesiog,
gimiau, baigiau mokslus, reiškia, tada susitokiau, pagimdžiau 2 vaikus, vat kaip ir Arūnas, ne, mergytė, berniukas, tobulybė, visiškai, ko daugiau reikia. Sukuri šeimą, mergaitė, berniukas, tada sukuri verslą, ir tiesiai laukia, kada bus ta kelionė į tą grabą, ne, ir viskas, gyvenimas tuo ir baigės. Dabar šiuo atveju gaunas, kad žmogui teko visiškai kitus dalykus patirti, nes tai, kad, kaip suprantu, vat, kad ir šitą vėlgi nuotrauką parodykim, nežinau, kas matot, bet akivaizdžiai matos, kad čia yra labai riboti dalykai žmoguje, o čia jau atsiveria, visas viršugalvis prasiveria ir kažkas įvyksta ir jam kitokie dalykai, kitokie matymai pasaulio. Tai, sakykime, aš kiek suprantu, nes aš kitą temą kalbinsim apie keliones, kad tu labai daug pasaulio šiai dienai pamatei, žmonių, pasaulio, kultūrų per visą tą laiką nuo tada. Taip, automatiškai gausi taip, kad aš norėjau visą gyvenimą keliauti ir mano tikslas buvo gyvenime, sakiau, kaip 50 metų man sueis. Atsiprašau, ne 50, 60 metų, kada sueis, ar 50? 50 metų, jo, 50 metų. Taip sakei? Jo, 50 metų, kada sueis, aš taip svajojau, 50 metų sueis, parduosiu visus verslus, nusipirksiu laivą ir pradėsiu keliauti. Bet viešpatis taip sudėliojo, kad aš būdamas 47 metų jau praradau viską, kas man buvo brangiausia gyvenime. Ir tapau visiškai laisvas, nepriklausomas nuo nieko. Bet čia matai, tu čia savo kaip programą tokią atsineši? Jo, kaip programą, taip, grinai programą. Ir tai įvyko, nes... Taip ir įvyko automatiškai. O žmona dabar, pavyzdžiui... Su viešpaties malonė. Už buvusi žmona keliauja? Ne, jinai dirba ir sunkiai dirba, nes jinai prisėmė atsakomybę pati išaugyti vaikus. Aš automatiškai remiu, kiek įmanydamas remiu, dabar vaikai didesni, dar daugiau padedu šeimai, kiek galėdamas viską. Bet sugrįžkime prie badavimo, apie ką mes šiandien labiausia, ką ir norėjom šiandien pašnekėti. Tai aš be galo esu dėkingas, kad sužinojau šitą mokslą ir šitą galimybę, kad pats tu gali save gydyti, be gydytojų, be nieko pagalbos, netgi jeigu pasižiūrėsim giliau biškutį, iki 1970 metų Amerikoje buvo apie 30 gydyklų, kurios gydė jau žmonėms neišgydomas ligas, kurie atsisakė tradicinę mediciną, grinai badavimu. Bet tenai sauso badavimo nieks nepraktikavo, pagrindė viskas buvo su vandeniu ir jie turėjo milžiniškus rezultatus ir praktiškai žmonės didžioji dalis pasveikdavo. Bet kada atsirado farmakologija, kada atsirado vaistų pramonė, visos tos gydyklos buvo uždarytos sėkmingai, nes žmonėm nieko nereikia, vaistų nereikia, nieko nereikia ir tuo pasiekoje. Tai buvo kaip ir toks mokslas, kuris buvo pažengęs ir daug yra apie tai parašyta, ir Eretas yra, ir dar daug visokių yra žinomų žmonių, kurie šitą dalyką knygas yra parašęs ir populiarino pasaulyje. Ir man pasisekė perskaityti Stolešnikovo knygą, tai buvęs profesorius iš Rusijos, kuris išvyko Ameriką ir lygina Rusijos mediciną, nes vis tiek pas mumis anksčiau ta rusiška buvo ir jinai kaip ir išlikus yra. Amerikoniška medicina lygina pliusus, minusus ir jis labai nuosekliai ir remdamais visais pasaulio faktais pasako, kokią mes naudą gauname iš badavimo. Tai yra milžiniška nauda, kad tu išvalai organizmą. Plius 1916 metais japonų mokslininkas, dabar neatsimenu šio pavardės, to aš pasakysiu, kad tik aš susirašiau. Taip, Jošinoris Osumis gavo Nobelio premiją už autofagiją, atrado tokį mokslą. Tai kada žmogus badauja, jis pro 16 metų gyvosios ląstelės suvalgo visas negyvasias ląstelės arba kurios būna pažeistos. Tai automatiškai gaunasi taip, kad įsijungia autofagija, ko pasiekoje išvalomas visas organizmas. Tai atjaunėja ląstelės, atsigauna visas kūnas, automatiškai gaunasi, kad tu tiesiog jaunesnis jautiesi.
Aišku, tai nėra lengva padaryti, bet jeigu norime sveikatos, jeigu norime jėgų, jeigu norime energijos, jeigu norime netrypti slenkščių ligoninės, turim imti šitų askezių, kad palaikyti švarą organizme ir sveikatą. Tai čia yra būtinas dalykas. Bet aš kaip suprantu, tu ir netripi ligoninės slenkščių. Aš paskutinį kartą buvau ligoninę nuėjęs, kai man buvo 50 metų, dabar 60 metų, tam, kad pasitikrinti 50 metų, kada sueina, tau jau ten nemokamai patikrina visą organizmą, pažiūri kaip kas ką, tai ta gydytoja sako, nepatikėjau, kad pas mane viskas gali būti gerai. Tada paskutinį kartą, kai... Jo, aš praktiškai 3 metus pradėjau užsiiminėti šitą visų dalykų, bet aš Himalajuose būdamas atlikau dar didesnės askezės ir dar daugiau dienų badavau, kad visiškai pilnai išvalyti savo organizmą nuo visų šlakų, nuo viso užteršimo, kur visą gyvenimą aš jį įkroviau. Nes aš dabar ir pagaunu tą tikslą, aš galvoju, kodėl aš Arūno klausiu, ar galima klausti, kiek tau metų, nes aš kartais pati nežinau kodėl, bet dabar matot, 90%, tikrai turbūt tiek Lietuvoje, sakytume, lietuvienė, nuo 50 metų, gal net anksčiau, pradeda minti ligoninės slenkščių, o ne? Ištisai tuo gyvena? Taip. Aš pasižiūrėjau savo draugus, jau kai kurie ir iškeliavo Napilin, kažkurie yra, tai vaistus valgo, žinai, ten ant tų vaistų gyvena ir pastovus klientai ligoninių ir vaistinių. Man to dalyko nereikia, tiesiog kiekvieną ketvirtį aš atlieku askezes, kad išsivalyčiau savo kūną, plus dar yra ekadašiai, ekadašių irgi laikausiu sauso badavimu ir sausas badavimas kaip ir išvalo ir sutvarko visą tavo, kas yra blogas su organizmu. Tai yra viena iš tokių sunkesnių askezių, kurias ne visi gali atlikti, bet kodėl aš sauso badavimu darau, nes tai yra iš principialiai žymiai greitesnis būdas, kada tu viską greičiau atlieki. Jeigu paimsime badavimą su vandeniu, tai tau reikia 3 paras badauti su vandeniu, o sausai badaujant per 1 parą tu tas patį atlieki ką per 3 paras. Tai čia toks labai svarbus argumentas. Jeigu aš badau 3 paras be vandens, tai su vandeniu man reikėtų 9 paras badauti. Jo, čia labai irgi svarbus faktorius. Tai toks svarbus faktorius. Ir žymiai viskas greičiau vyksta, nes organizmas ką pas mumis gauna? Mes gyvenam vandenio dėka ir maisto dėka. Maistas gali būti skystas arba kietas. Tai mes gaunam ir tą. Ir trečias yra maistas, tai kvėpavimas. Kvėpavimų aš iš save atimti negaliu. Aš nukertu sausą, tą kietą maistą, kurį kramtai, ir skystą maistą, kurį geri. Tai aš visas šitas 2 linijas nukertu ir automatiškai organizmas tiesiog stresą gauna ir kaip jam išgyventi. Tai tada įsijungia autofagija, ko pasėkoje ląstelės, kurios sveikos yra, jos išvalo tiesiog tau kūną, kaip sušluota išloja. Ir po 3-4 parų badavimo aš tiesiog skraidau, ant kiek tavo energijos, ant kiek tavo jėgų atsiranda. O galim patikslinti, kas 3 mėnesius darai? Kiekvieną ketvirtį tai darau. Tai kas 3 mėnesiai? Jo, kiek dienų tada? 3-4. Visiškai sausai? Visiškai sausai. Ir gaunasi taip, kad aš palaikau tą tokią švarą ir gerą formą organizme. O pradedi per ekadašį pradedi ar... Nuo nuotaikos. Nuo nuotaikos, kaip išeina, nes ne visada tu gali tai dalyko padaryti, nes, leiskim, vasarą aš gyvenu Lietuvoje, Nidoje, tai aš turiu prisitaikyti, kada neturiu darbo, kada laisvesnis esu, kada mažiau su žmonėm bendravimo yra viską. O kada aš keliauju kažkur tai pasaulyje, tai žymiai lengviau tą dalyką padaryti, nes tu tada gali atsiriboti nuo sociumo, nuo visuomenės, ar kažkur į Himalajus išeiti, ar kažkur į džiunglės, tai tau tada jokių problemų nėra. Bet tai mane ir palaiko ir aš tai jaučiu, kad tai vienas iš labai svarbių dalykų. Netgi yra Tarsunovas, gerai žinomas pasaulyje ir Rusijoje, kuris labai puikiai išaiškina badavimo naudą ir ant kiek tai yra svarbu daryti.
Bet tai, kaip minėjau, tai yra nelengva askezė. Ir ne visi tai gali daryti, bet jeigu tu negali sausai, tai tu gali su vandeniu daryti. Netgi jeigu paimsim Jėzų Kristų, kuris irgi 40 parų badavo su vandeniu, tai į tai dar reikėtų irgi atsižvelgti. Jo, yra žmonių, kurie gali ilgai išbūti badavime, tai priklauso nuo sąmonės, nes būtent, vis tiek yra, kaip sakant, sąmonė, tu negali visiškai paprasto iš kaimo žmogelio, nuo traktorio nulaipinti ir sakyti, dabar badauji 10 dienų, jis tikrai gali numirti, ne? Taip, o tai, kur jūs buvot tam susibūrime, ten visi išbuvo tos 8 dienas? Ne, mūsų buvo tada apie 10 žmonių, kai kas po 2 parų, kai kas po 3 parų, kai kas po 4 parų. Ir iš tų 10 žmonių mes tik 3 žmonės išbuvom 8 paras. O kas įvyko jiem? Kaip supras, kas įvyko? Kad neištvėrė tiek. Tiesiog sakė, nebegaliu ir viskas. Jo, tiesiog sakė, nebegaliu, nes tai labai svarbus tavo sąmonės nusistatymas, kaip tu nusistatai ir kokią tau užduodi programą. Tai kaip ir kai visada gyvenime turbūt yra, kaip tu savo pasakysi, taip ir bus. Bet turi savo pasakyti, kad šiandieną aš nevalgau, šiandieną aš negeriu. Ir automatiškai tu, kada savo pasakai tai ne tik tai tu savo pasakai, bet ir visai visatai pasakai. Visa tai išgirsta. Ir tau visa ta ir aukštesnės jėgos, tos, kurių nematomėme paprastam, irgi padeda tau tą dalyką daryti. Ir aš, kai atlieku šitus visus askezes, aš ne savo prisiimu šitą malonę, aš dėkoju Viešpačiui ir jam atiduodu visus vaisius, kad jisai man leido tą dalyką padaryti. Tai irgi labai svarbu yra, nes mes visi pripratę tik savo prisimti, o tu pabandyk kažkam kitam atiduoti. Visus vaisius tos askezės, kurią tu atlikai. Taip, šitas yra labai svarbu, nes mes čia būna irgi, per ekadašį, sakykime, badavimas, tą dieną badauti ir būna, kad ir kaip ten būtų, Hare Krishna mantros daugiau pabandom sukartoti ir irgi esam kalbėję, sakau, pabandykit, už kitą žmogų sukalbėti, ar tiesiog, gerai Dievui padovanoti, bet būna, aišku, moteris sako, už savo vaiką tai galiu sukartoti, o ten dar kažkam kitam jau sunku, nes, moteris vis tiek tokia yra, jinai daugiau apie savo vaiką, savo vyrą galvoja, tai čia jau yra toks išplėstinis sąmonė, kad tiesiog paimti ir tą rezultatą padovanoti tam pačiam Dievui, tai pačiai energijai, kuri leido, kaip Arūnas sako, taip, kitaip dabar išgirdau šitą, taip kaip tu pasakei, kodėl tą daryti, arba žadėjau klausti, iš kur gauni jėgų tą daryti, ar tai yra valia, ar tai yra suvokimas, kad tu pats esi savo gyvenimo programa, tai gautus, kad tu tiesiog nusibrėžiai ir iš dėkingumo vėlgi, iš to, kad tau padeda. Taip, aš be Viešpaties malonės aš nieko negaliu padaryti, aš tiesiog esu įrankis jo rankose, kaip yra net ir parašyta šventraščiuose, kad be Viešpačio valios netgi lapelis nesujudės. Tai tik tai jo dėka aš galiu čia atlikti bet ką, čia sėdėti su jumis dabar bendrauti, pasakyti, gal kažką naudingo išgirsit, gal kažkam padėsiu savo pasakojimų gyvenimu, nes tai viskas yra realiai įvykę. Ir tik su jo dėka, su jo malonė galiu aš atlikti askezės, ko pasiekoje gerai jausčiausi, būčiau pastoviai geroje formoje ir sveikas ir laimingas. Ir džiaugčiausi, kad galiu aš keliauti po pasaulį, ne kažkur tai sėdėti prie televizoriaus ir laukti, kada ateis ta paskutinioji diena. Tai viskas tik tai taip gaunasi. Dar vieną tokį dalyką norėjau pasakyti, labai yra svarbus. Tas pats žodis yra badavimas, jisai yra, kaip ir labai toksai, kada tu pasakai badavimas, tai tiesiog visa tau sąmonė taip suvirpa, žinai. Tas pats žodis badavimas yra toks tiesiog sunkus ir baisus, nes badauji, kada tave gyvenimas priverčia, tu neturi išeities. Kada žmonės buvo per karą, badavo viską. Čia geriau reikėtų ne badavimas, o pasnikas. Pasnikas, kada tu savo valia, savo noru pasnikauji ir tuos vaisius kažkam atiduodi kitam.
Kai vaikui, sakėt, galima atiduoti, gali atiduoti gyvenimo draugį, gali atiduoti gyvenimo draugui, bičiuliui, arba aukščiausiam viešpačiui paaukoti, kokį tu įtiki, ar tu Jėzų įtiki, ar Krišną, ar Budą, ar Jehavą, ar dar kažką tu įtiki, tai tu jam gali atiduoti, nes tik tai su jo malonė tai viskas gaunasi, nes be jo malonės tu nieko negalėtum padaryti. Tai vad būtų turbūt paprasčiau sakyti pasnikas, nes tu savo norų pasnikauji. Jo, čia labai svarbu, nes tikrai skamba visiškai kitaip, nes, kaip sakom, kokį be paimsit, religiją, sakykime, ten nuodėmės, ar kad ir mūsų tos krikščioniškos kalėdos, kūčios čia, ne, tai irgi yra kūčių, ten prieš tai jau pasninkas, kūčių dieną ten to ir to nevalgyti. Ir tai yra būtina ir reikalinga, iš tikrųjų, būtent Kali-Jugoj gydingo askezė. Nebeasketiški žmonės yra, nes jie dabar klauso ir gal 8 paras. Aš pati esu sausai badavus tik tai 1 parą, nes tik tai taip norėjau, va dabar kaip Arūnas sako, tai gerai, jūs dar sako jauni, jūs dar galite čia, ne, o paskui žiūrėsi, kai jau viskas sanariai dyla. Ir įsijungsiu po 10 metų dar Arūno video šitą ir žiūrėsiu, aha, kodėl reikia. Tikrai taip ir bus, nes mes galbūt tai, ką išgirstam dabar, tai bus reikalinga, nebūtinai dabar, ir jums gal nebūtinai dabar, gal vėliau ateityje, bet Arūnas prisiema savotišką tą askezę, reiškia savo norų, tarsi kenčia, ne, tarsi, ar kančia tau yra dar dabar, kančia ar malonumas taip? Aš negaliu pasakyti, kad kančia ar malonumas, bet tai yra būtinybė. Būtinybė, nes kaip yra, aš nenoriu skaityti, kad tai yra malonumas pasnikauti. 1 parą man tikrai yra malonumas pasnikauti. Aš džiaugiuosi tą parą, aš tiesiog skraidau, aš lengvas, viskas man gerai. 2 parą jau sunkiau gaunasi. 3 parą dar sunkiau. 4 vėl pas tave įsijungia tas pats lengvumas. Toks perinamas laikotarpis yra tarp 2 ir 3 paros. O 4 vėl tau atsiranda lengvumas ir vėl tu pradedi skraidyti. Bet tai yra privaloma daryti, jeigu tu nori gerai ir sveikai jaustis. O kaip tu išeini iš to badavimo? Baigės šiandien paskutinė diena ir kaip tu kitą dieną, ką tu pradedi, nuo ko pradedi jau pratinti organizmą valgyti? Pirmoje eilėje aš padėkoju aukščiausiam viešpačiui, kad leido man atlikti tą askezę. Tai čia yra privaloma, nes tik tai su jo malonės dėka tu tai gali padaryti. Tada išgeriu stiklinę vandens ir paimu granatą, suvalgau granatą, iš kauliukus nekramtau, jos tiesiog nepraryju ir viskas Ir taip tu gauni automatiškai vitaminų. Po to gali apelsinus valgyti, ananasus valgyti, viskas, kas yra gyvas maistas, bet geriausia citrusinė yra. Automatiškai gaunasi, jeigu tu nori, kad tas rezultatas tęstųsi dar ilgiau, tu turi kuo ilgiau pabūti ant vaisių. Jo, ant vaisių. Nes jeigu tik tai tu pradėsi žalią maistą valgyti, daleisime, agurkus, pomidorus, automatiškai tau nutruks jau šitas visas procesas, kurį tu buvai užviręs. Tai skaitosi taip, jeigu tu 3 paras su vandeniu pasnikavai, tai dar reikėtų dar 9 paras tau visą šitą dalyką tęsti, tada viskas tau tęstųsi, viskas gerėtų, viskas valymas nenutrūktų. Bet tai visas yra labai smulkiai išdėstyta, kaip aš minėjau, Stolėšnikovo knyga ir jo nuorodą audio knygą galėsime įdėti į šitą po video, kurį jūs matysite. Jūs tiesiog paklausysite, tik aišku, gaila, kad ten yra rusų kalba, lietuviškai dėja nėra, bet kas supranta, tikrai labai vertinga knyga, kuri remiasi pasaulio faktais. Ne šiaip savo išgalvotais savo kažkokiais dalykais, pasaulio faktais, kurie per šimtmečius yra surašyti ir kurie yra žinomi. Tai jo, nes tas, reiškia, rusiškai, tai dėl to, kad iš tikrųjų jau už mane vyresni, bent kiek 2-3 metais visi puikiai suprantat rusiškai, nes man tai jau sunku būtų klausyti, plius minus. Tai tokia Arūno patirtis ir tada šiandien šiai laidai jau kaip ir viskas baigsim, bet iš tikrųjų labai dar daug klausimų, labai dar daug įdomybių yra, nes būtent, reiškia, tikrai Arūnas atskleidė visą tą esmę, kodėl apskritai badauti, kokia yra to motyvacija ir priežastis, tai būtent 10 metų pas gydytojus nesilanko, nes iš tikrųjų tai ta Kali-Juga, tas mūsų amžius, kad ir ginčias, kad ne Kali-Juga, čia aišku jau visai yra toks jau, nežinau,
50 metų duota gyventi, reiškia. 50 metų įsivaizduojat ir kada ten dar kokiam dvasiniam keliui net laiko nebelieka. Nuo 50 metų žmogus jau yra ligoninės vergas. Viskas, jisai lankosi ligoniniai, o jeigu jis tipo nesisteminis ir į sisteminę ligoninę neina, bet kiek matau tokių atvejų, tada sėdi detoksuose, važiuoja į Indijos pančakarmas, ištisai sėdi ir vis tiek sėdi, ieško, kas jį išgydys, ne? O va čia mes išgirdom, kad tu pats neturi galimybės save gydyti. Čia į tai einam, kad tu pats, nes tu nežinai, negali žinoti, ar tu tikrai rasi tą savo daktarą. Taip, tai tas ir yra paprasta ir kodėl tai yra daroma, kodėl aš tai darau. Dėl to, kad kiekvieną ketvirtį, kada aš pasnikauju, tu išvalai visą tą dalyką, tuos visus šlakus ir visą tą brudą, kuris į tai papuolė. Nesvarbu, kokį tu maistą valgai, vis tiek su tuo maistu papuola šlakai, į to organizmą jis susiteršia. Ir tu nori, nenori, turi išvalyti. Tai išvalydamas tu tiesiog atsigauni. Va. Ir dažnai man pažįstami žmonės, moterys ypatingai užduoda klausimą, kodėl pas tave tokia veido oda lygi? Aha, kokį kremą tepė, ne? Ką tu darai? Va. Sakau, paprastai labai aš pasnikauju. Tai va, kaip minėjau, japonų mokslininkas, kuris gauna Nobelio premiją, jisai viską tai puikiai paaiškino ir viską tai pasakė, kokia iš to yra nauda. Taip, tai būtent, reiškia, aš asmeniškai tai pasninkauju per didysis ekadašis, tai primenu jums irgi, kad kiekvienais metais yra didysis Pandavo ekadašis, kada pasninkaujam sausai ir tikrai jau vieną kartą per metus tai jau tikrai visi galim, kas jau visai negali, tai su vandeniu, tai būtent šitą irgi visada darau, o ekadašių irgi visada laikai sausai, ne? Ar ne visada sausai? Nežinau jau kiek metų, bet tikrai jau daug metų aš laikausi ekadašių tik tai sausai. Ai, tik sausai. Nežinau, koks turėtų būti atvejis, kad aš nesilaikyčiau ekadašios sausai. Tai kai viešpatis Garys sako, tai yra mano šventė. Ir tu mano šventę turi gerbti ir mylėti ir jos laikytis. Tai aš stengiuosi laikytis. Jo, tai va. Tikrai, ačiū labai. Tai va. Ačiū Jums labai. Ačiū visiems. Stiprybės Jums visiems. Jeigu ką, klauskit kažkokių klausimų.